Žaidimo laikrodukas pirmas etapas skirtas lavinti mechaninio ir elektroninio laikrodžio pažinimą. Todėl pirmame etape reikia abu laikrodžius nustatyti taip, kad ir mechaninis, ir elektroninis laikrodis rodytų tą patį kortelėje nurodytą laiką. Pavyzdžiui, kortelėje parašyta 3 valandos 10 minučių. Nustatome mechaninį laikrodį, nustatome elektroninį laikrodį. Kita kortelė 5 valandos 43 minutės. 5 valandos 43 minutės. Vakare, todėl elektroninis laikrodis rodys 17 valandų 43 minutės. Ir trečia kortelė 12 minučių po vidurnakčio. Tai elektroninis laikrodis rodo 00 valandų 12 minučių. Kai nebekilo sunkumų nustatant laikrodžius, galima žaisti antrą etapą.